Žinom. Sveiki. Nu tai kokia ta istorija buvo? Dar kartą. Buvo, miške atsitiktinai mes radom tą dangtį. Per medžioklę. Per medžioklę, ieškojom šerną, radom dangtį. Viršus buvo tik išlindęs. Atsargiai. Atkasėm ir sužinojom, kad ten buvo supjaustyts kažkada. Galvojom, kad tanks, bet pasirodo, kad ne tanks. Ne, bet žinok, čia nepjaut. Kodėl tu galvoji, kad pjauta? Ne. Ne, čia niekur nepjauta. Čia per siūlę gražiai nušoko jisai. Nuo sprogimo nuspjovė. Čia ne. Kur tanks tada dinga? Tanks išvažiavo, žinai. Tas dar kiek ieškoja to tanką? Su rusais. 90-ais. Ne, čia nepjaut. Čia Čia yra nerūdijančio plieno siūlė. Virindavo dėl įvairių ten priežasčių, supranti, nuo vibracijos, kad neplyštų, žinai, ir panašiai ten. Ne. Supratau, mes galvojom, kad čia nupjauta. Ne, čia žodžiu, dėl to ten jis ir liko, kad jis atskridai tą vietą, supranti. Nuo sprogimo, ne? Kur pjaustė metalistai, ten kažkas tokio vyko, dėl to, supranti, tie dalykai buvo išvežti, o šitas atskrido. Tai Dėl to jo ir nėra, dėl to jis miške giliai ir buvo. Kažkur už 100-200 metrų Nu, visas tas kitas reikalas. Aš mačiau, yra parašyt tanką numeris 1, 2, 3 kažkur. Nu čia ne tanka numeris, bet čia ne tanks. savaigis pabūklas. Su ZIS-3 patranka. Jo, bet yra numeris kažkur tai. A, jo, yra išlietas. Aha. Ne, 1-3. Kažkaip bet tai. Tai čia kokiam kaime gaunas dabar jisai... Ėjau šerną ieškoti, užmyniau su batais buvau. Jaučiu ten pelkę didžiausia, jaučiu ant kažko kietas stovi. Paėmiau su kultu, pagrandžiau, žiūriu tas jo. Įdomu. Prospardžiau tą, paskui pagalį įsmeigiau, sūnui ačiū ant rytą į darbą, sakau, važiuok ieškoti. Tai reali situacija tokia kažkokia savaigio pabūklo, bet dar neįsigilinau, ar retesnis variantas ten buvo. Iš tikrųjų fronte Su-12, ar čia tiesiog matmenys atitiko universalus liukas ir žodžiu gal jisai montavosi ir Su-76 tanketį. Tai dar ne viską žinom apie tą karinę techniką. Dėl to ir įdomu. Parvažiavo savaigio pabūklo Su-76 prototipo. Vairuotojo liukas. Kažkiek matos. Retas variantas, 200 tik buvo pagaminta. 200. O po to jau gamino Su-76. Ačiū. Įdomus eksponatas.